Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie Dieve, šventoji dvasia, nuženki, būki su mumis, padėk mums pažinti tavo išmintį, duok mums jėgų ir troškimo gyventi pagal tą išmintį, duok mums patirti dangaus karalystę jau čia žemėje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Labas vakaras dar kartą ir šiandien numačiau keletą jums palyginimų, kurie nežinau ar labai stebins. Žodžiu, aš negaliu jūs taip auginti. Ta prasme, auginimui reikia tokio truputėlį, ne tai kad pauzų, bet kažkokio tolygaus ėjimo ir paskui staiga sutrimituoti. Tai porą kartų sutrimitavau, šiandien bandysiu taip daugiau lengvai praeiti, o tada kitą susitikimą iš karto jau reklamuoju, turėčiau ką nors tokio duoti, kas supurtytų labiau. Bet tai nereiškia, kad šis susitikimas bus neįdomus, nes Dievo žodis negali būti neįdomus. Jis visada kviečia, provokuoja ir gal tiesiog netaip stipriai šokiruos, kadangi patys palyginimai labai trumpi ir apie juos daug jau esam girdėję. Palyginimas pirmasis, kurį norėčiau šiandien su jumis aptarti, yra palyginimas apie garstyčios grūdelį, kurį jūs puikiai žinot. Ir sinoptikai, evangelistai, Morkus, Matas ir Lukas, visi trys įtraukė į savo evangelijas šį palyginimą su tam tikrais skirtumais. Visų trijų gal neskaitysiu, tiesiog juos paskui pakomentuosiu tuos skirtumus, o vieną variantą vis tiek išgirskim. Morkaus Evangelija, 4 skyrius, 30-32 eilutės. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Toks palyginimas. Na ir jeigu skaitytume visus tris evangelistus, kai kurie dalykai nesutampa, bet ten tokios smulkmenos. Pavyzdžiui, Matas kalba apie žmogų pasėjusi garstyčios grūdelį savo lauke, dirvoje. Kiti to nenurodo. Tiesiog Lukas, aišku, kalba irgi, kad darže pasėta ta sėkla. Morkui tas augalas išaugina plačias šakas, kaip šiandien dabar ką tik girdėjom, panašias į krūmą. Pats augalas panašus į krūmą. O pavyzdžiui, Lukui ir Matui išauga medelis. Tai, tie skirtumai nėra esminiai, kad suprastume palyginimo esmę, bet, žodžiu, kartais irgi svarbu nepradėti kapstytis ten, kur nieko neiškasi. Žodžiu, turėti kažkokią intuiciją, net ir lyginant tuos tekstus, kur yra svarbu. Šis palyginimas susilaukė daugybę interpretacijų. Pagrindinės dvi kryptis, kurios galėtume taip apibendrinti visas beveik tas interpretacijas. Žodžiu, dauguma autorių pabrėžia skirtumą tarp sėklos dydžio, iškas mažas grūdelis, ir didelio krūmo arba medžio. Kiti koncentruojasi labiau ties simbolinę kalbą ir mėgina išvelgti, kas laikytina grūdeliu, kas laikytina krūmų, paukščiais, žodžiu, šakomis, ieško simbolinės kalbos. Dabar tradiciniai komentarai pasisako už tai, kad mažo grūdo augimas ir šiaip dauguma, visi beveik komentatoriai kalba, kad šis palyginimas susijęs, jo tikslas atskleisti Dievo karalystės augimą, kaip dangaus karalystė plečiasi. Tiek žmogaus viduje,
pavyzdžiui, kaip tikėjimo sėkla pasėta gali plėstis, augti tiek bažnyčioje, visuomenėje ir netgi pasaulyje. Tai tada palyginimo tikslas yra tiesiog padrąsinti, parodant, kaip mažas tikėjimas turi perspektyvą, kaip jis kerojasi, arba kaip Kristus pasaulyje plinta. Prasidėjo viskas nuo mažo apaštalų būrelio, paskui prisijungė dar Paulius ir galiausiai krikščionybė užaugo į vieną didžiausių pasaulyje religijų. Kita gija yra soteriologinė. Žodis soteriologija reiškia išganymas. Taigi mokslas apie išganymą. Ir tada grūdelis suvoktinas kaip Izraelis, kaip Senojo testamento Dievo išpažinėjas, kuris pritraukia paukščius, tai yra pagonių tautas, ir jie gali ilsėtis ant Senojo testamento krūmo, randa savo vietą. XIX amžiuje ypač populiari interpretacija pabrėžia nors ir lėtą, bet nesustabdomą bažnyčios augimą, kuri tampa dangaus karalystės erdve. Tai, žodžiu, tiesiog tame augale, garstyčios augale įžvelgia bažnyčia. Dar kiti kalba apie eschatologiją, tai reiškia laikų pabaigą, ir būtent iš tos perspektyvos bando žiūrėti šitą palyginimą, atpažinti, kaip viskas veda link išsipildymo. Maža pradžia, tai yra grūdas metamas į dirvą, bet viskas transformuojasi ir tampa galingų medžių. Tai čia įdomi šita interpretacija, nes jinai kalba ne tik apie dydį, iškės buvo mažas kažkas mažo ir staiga tampa didelio, grūdas ir medis, bet kalbama ir apie virsmą formos. Iškės buvo grūdas, bet tapo augalu, transformavosi. Ir čia jau, aišku, pavyzdžiui, Paulius labai prisideda prie šitos interpretacijos laiške Korintiečiams, 15 skyriui jisai sako: neišmanėli, ką tu pasėjai, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta. Kad ir ką sėjai, tu sėjai nebūsimą kūną, bet pliką grūdą, sakysime, kviečių ar kitokių javų. Tuo tarpu Dievas duoda jam kūną, kokio panorėjęs, ir kiekvienai sėklai savišką kūną. Taigi čia galima irgi žvelgti ir prisikėlimo idėją, kad sėkla krinta į žemę, tada jinai, nežinau, kaip ten biologiškai išaiškinti, bet, žodžiu, virsta kažkas, ten gemalas pradeda leisti daigą ir tada atsiranda augalas. Jono tradicija galėtų palaikyti labai stipriai šitą mintį: jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas, o jeigu mirs, duos daug gausių vaisių. Kai kurie šitam palyginime įžvelgia net politinius kažkokius aspektus ir netgi daugiau politinius negu teologinius. Pavyzdžiui, kalbėdami apie garstyčios grūdelį kaip augalą, kuris kerojasi ir kuris kažkuria prasme užima vietos, vis daugiau darže užima vietos. Ir yra tokių interpretacijų, kurios sako, kad daržas tai yra, pavyzdžiui, Romos imperija, o štai ta sėkla tai yra visa tai, kas prieš tą Romos imperiją, tai yra Jėzaus atneštas mokymas, ir jisai plečiasi, žodžiu, užima vis daugiau teritorijos, kol galiausiai tas daržas virsta tiesiog garstyčių lauku. Kiti kaip tik kalba apie judaizmą ir tada jam kaip priešprieša Evangelija, geroji naujiena. Bet šitą jau aš jūs išmokiau, kad jokių būdų negalim įžvelgti nei vienam palyginime bent mažiausios antisemitizmo idėjos. Gerai, eikim toliau. Dar tiesa, viena idėja irgi, graži, patraukliai skamba. Garstyčios grūdelis suvokiamas kaip
Dievo dvasios toksai kerojimasis, kuris, pavyzdžiui, dirvoje, tai yra apsėstame žmoguje arba blogio veikiamame žmoguje, šėtono veikiamame žmoguje. Bet tas grūdelis auga, kerojasi, vis daugiau vietos užima ir, žodžiu, šėtonui nebelieka vietos tenai. Tai išlaisvina, kitaip tariant, iš šėtono įtakos. Ir čia irgi, dabar man atėjo į galvą, Paulius pritartų tokiai minčiai, nes Pauliaus idėja yra, kad žmogus nėra pats savo vienas. Jisai arba yra blogio įtakoje, arba yra gėrio įtakoje. Reiškia, arba jis priklauso Dievui, arba priklauso šėtonui, bet ir vienu ir kitu atveju jis yra suvokiamas kaip vergas. Reiškia, tu renkiesi, kam vergaut, ar Dievui, ar šėtonui. Tik tai, kad Dievo atveju tai ta vergystė tampa malonė ir, žodžiu, yra pažadas, kad tu tapsi ir paveldėtoju, ir Dievo sūnumi. Tuo tarpu, kita pusė tokių pažadų net nesiūlo. Keista, kad garstyčios grūdelis visiškai neminimas Senajam testamente. Ir tada nėra kaip palyginti. Žodžiu, galėtų Senasis testamentas paprastai padeda suprasti tuos įvaizdžius labiau. Tai neturim kaip remtis. Apie garstyčios grūdelį neužsimenama ir nei graikų, nei romėnų literatūroje. Iškės tai yra visai naujas įvaizdis. Jėzaus laikų tiesiog matyt vaikščiojo kažkur palei kelią su žmonėmis, pamatė garstyčios krūmą ar medį ir taip ėmė ir pradėjo kalbėti apie palyginimą, apie dangaus karalystę, remdamasis būtent tuo augalu. Graikų romėnų literatūra, žodžiu, nekalba, ne tai, kad visai nekalba apie garstyčios grūdelius, bet apie sėklos mažumą, dydį. Yra daugiau gal tokių medicininių pastebėjimų, kad garstyčios, žodžiu, yra sveika. Turi kažkokį medicininį, kaip vaistas veikia savybę medicininę. Ir taip pat, kad turi kvapą, kuris naudojamas, žodžiu, parfumerijoje arba dezinfekcijoje kaip pozityvų tokį teigiamą kvapą. Kągi, reikia vėl prisiminti, kad palyginimas yra apie dangaus karalystę ir kad jis turi stebinti, kažkiek bent jau ir provokuoti. Ir visos tos interpretacijos, kurias čia suvardinau, jos tikrai gali egzistuoti. Ir man atrodo, kad jos naudingos vis tiek, tas augimas, nesustabdomas, gėris mumise pasėtas auga, man atrodo, čia irgi kažkiek priimtina. Ne tai, kad kažkiek priimtina, tik tai, kad bėda, jog nelabai provokuoja. Ir dabar tada sąmoningai ieškoti, kas galėtų čia provokuoti. Nestebina, kad, pavyzdžiui, bažnyčios ar Jėzaus mokymas su metais, su amžiais auga, plečiasi. Gal į šitą palyginimą galėtume pažvelgti ne alegoriniu būdu, neieškant kažkokių atitikmenų, o tiesiog daug paprasčiau, kaip visuomet ir siūlau. Gal tiesiog Jėzus norėjo pasakyti, kaip veikia dangaus karalystė, žiūrėdamas į paprastą reiškinį. Aišku, tas mažumas ir didumas vis tik tai yra svarbus, nes nors ta sėkla akcentuoja beveik visi evangelistai, kad mažiausiai iš visų. Netiesa, iš tikrųjų nėra mažiausiai iš visų. Yra ir mažesnių sėklų ir išauga, keista, bet jau ne į tokį didelį medį. Arba krūmas, arba medis. Jėzus, jeigu norėtų pabrėžti būtent šitą dalyką, kaip mažas virsta dideliu, tai tikrai buvo daugybė kitų pavyzdžių. Kipariso medis, irgi jo sėkla nėra ten labai didelė, o išauga į galingą. Tai, žodžiu, turbūt jisai turėjo minty irgi kažką kito, nebūtinai tik tai.
gal ir kažką daugiau. Tarp literatūros komentarų, ten žinokit, kai atsiverti, kai paneri, tai ten prasideda. Geltonosios garstyčios grūdelio matmuo yra tiek ir tai. Juodosios garstyčios grūdelio svoris yra toks ir toks. Ir ten, žodžiu, kokių tik ten nėra tų garstyčių. Ir tada, pasimeti, tikrai sėdi tokiam biologijos, arba, biologijos sode ir bandai kažką ten susigaudyti. Vieni užauga iki 3 metrų, kiti iki metro, vieni per 5 dienas pradeda dygti ir taip ten, žodžiu. Bet tiesa yra ta, kad Genezareto ežero pakrantėje buvo tikrai tų augalų ir Jėzus greičiausiai vaikščiodamas būtent prie Genezareto kalbėjo žmonėms apie tai. Kas mums svarbu iš šito palyginimo? Kad tas augalas auga ne prie namų. Tavarsime, man atrodo, va čia daug svarbiau pastebėti, kad tas augalas kažkur pasėtas ir tekstas sako, kad jisai auga, dygsta ir virsta krūmų arba medeliu. Tai reiškia be niekieno priežiūros, beveik kaip slaptoje. Ir va čia, man atrodo, ir bus šuo pakastas. Ir kitas dalykas, kad, žodžiu, vieno žmogaus veiksmas, net ir nedidelis, suteikia galimybę kažkam, ko net pats tas sėjėjas net ir nenutuokia. Ką tai reiškia? Reiškia, sėjantysis negalvojo apie paukščius, kurie atskris ir ten, žodžiu, suks lizdus tame krūme arba tame medyje. Reiškia, jisai to net nenumatė, bet jo mesta sėkla kažkieno auginama, tai aišku, mes čia galim galvoti apie Dievą, ir paskui tampa naudinga paukščiams. Tai padaryta nedaug, bet iš augalo galima daug gauti. Ir man atrodo, čia ir yra šito palyginimo esmė. Numesti grūdelį į žemę nėra sudėtinga. Aišku, jau reikia pastangų, reikia kažkaip turėti tą sėklą pirmiausia ir paskui mesti ją į žemę. Bet paskui tas augalas tampa visom prasmėm naudingas. Medicininė prasme jisai prisideda prie sveikatos, jis taip pat yra valgomas tas augalas, garstyčios, ne tik sėklos, bet ir lapai. Medicina tai skrandžio ligoms gydyti, valgomi ir pumpurai, dėl to vadinamas daržovė, nors ir didžiausia iš daržovių, skleidžia kvapą, taigi turi dezinfekcinių savybių ir galiausiai netgi tampa kažkam namais, lizdas, paukščių lizdas. Tai kalbėti apie tai, jog kažkas mažo gali tapti dideliu, nėra klaidinga. Bet man atrodo daug svarbiau kalbėti apie tai, kad kažkas mažo gali būti visiems labai naudinga. Ir žmonėms, ir ne tik jiems, bet ir paukščiams. Žodžiu, aplink tą augalą pradeda suktis gyvenimas. Va čia svarbu. Čia yra dangaus karalystės slėpinys. Ir kita pamoka, kurią, man atrodo, be galo išmokti turime, skaitydami šitą palyginimą, kad kai atliekame kažkokį veiksmą, visai nebūtina jo kontroliuoti. Taip, kaip mes įpratę. Nereikia numatyti rezultatų. Labai dažnai mes, žodžiu, pradedam tą žemę kultivuoti ten, kur tikrai to net nereikia. Reikia numesti sėklą ir palikti. Bet kartais, žodžiu, iš ankstiniai kažkokie projektai, kokie rezultatai bus pasiekti, kiek lėšų reikės tiem rezultatam pasiekti. Žodžiu, įsiveliam į tokį europinį, standartinį mąstymą, kuomet net nepradedam daryti kažkokių veiksmų vien dėl to, kad nematom pabaigos ir nežinom, kokių duos vaisių. Tai šitas palyginimas apie tai, kad visai nesvarbu, kokie bus vaisiai. Ir paleisti. Tiesiog tu padarai mažą dalyką ir palieki. Kartais
imamės tokios perdėtos priežiūros, kalbant apie augalą, reiškias trešimai, purškimai, visokių tvorelių tvėrimai, plėvelių dengimai. Žodžiu, kad tas paukštis net ir norėdamas nepriskris prie to ekologinio sveiko augalo, kuris iš tikrųjų jau turbūt tiek paveiktas tų apsaugos priemonių, kad net nei jisai sveikatai jau naudojamas ir taip, tiesiog įrašomas į saugomų objektų sąrašą. Tai apie tai palyginimas, kaip kartais neperlenkt lazdos, kaip padaryti, kad iš tikrųjų nuo mažo mūsų indėlio atsirastų nauda kitiems, svarbiausia kitiems, paukščiams šiuo atveju. Tai kartais mėgindami padėti, tik tai kenkiam, atrasti, kad viskas gali puikiausiai tęstis ir be mūsų priežiūros. Ir čia netgi kalbant ir apie tėvų vaikų santykius, irgi kaip neretai ten viskas suprojektuojama, sudėliojama ir žodžiu jau ten viskas saugoma, palikti truputėlį erdvės Dievui. Jis irgi saugo tą žmogų, jis turi savo planą tam žmogui. Bet, žodžiu, palyginimas apie tai. Tiesiog nebūti visko centre, suprasti, kad kažkas mus viršyje ir mūsų planus. Ir aišku, kad tas, kuris sėja, žmogus, palyginime yra svarbus, bet ne toks svarbus kaip tas augalas. Taigi padaryti savo ir palikti. Man atrodo, kad Paulius čia gražiai kalba, vienas sėja, kitas augina, trečias nuima derlių, žodžiu, ir neapsiima, nesuka savo galvos, kad viską turi pats sutvarkyti. Kur, kada ir kaip, pavyzdžiui, įvyks laikų pabaiga ar susitikimas su Dievu, mums nežinoma, mes te galim daryti kažką, kas kitiems padėtų gyventi, kas kitiems netgi padėtų išgyventi. Tarkim, namus, suteikiant namus. Rūpintis ne tik mažiau savimi, bet ir mažiau kištis į kitus. Bet to, man atrodo, moko šitas palyginimas, tiesiog sudaryti sąlygas kitiems gyventi. Paukščiai susiras namus. Mes te galim kartu su gamta prisidėti prie namų kitiems atsiradimo. Ir tam reikia labai nedaug. Galiu už kitus pasimelsti, kitus palaiminti, mesti tą sėklą ir palieku. Bet kartais, čia aš truputėlį pašaržuosiu, prasideda, aš už tave meldžiausi, o kaip ten dabar tau einasi, ar tai man padvigubint maldas, ar pamažint tų maldų. Žodžiu, taip, šaržuoju, bet pagaut, kaip mes kartais apsunkinam gyvenimą vietoj to, kad jį palengvintume. Čia jau Dievo darbas, kaip keisis kito žmogaus gyvenimas, už kurį aš pasimeldžiu, kurį laiminu. Toliau Dievo darbas, jis tegul augina ir jis siunčia tuos paukščius ir jis tegul leidžia tam žmogui skleistis, tapti kažkam namais. Toks praktinis tiesiog pavyzdys į galvą ateina, kaip galėtume gyventi tuo palyginimu. Labai paprastai, tiesiog gal parkuodamiesi kur nors, kur yra truputėlį daugiau vietos, pagalvot, kad galiu pastatyti automobilį ir taip, kad čia tilptų dar viena mašina. Nesuskersuot, taip jau, kad žodžiu, įlindau, spėjau ir viskas. Ir nieko daugiau, paprastas dalykas, bet kažkam sudarau galimybę, kitaip tariant, tampu tuo krūmu, kuris priima paukščius, gali būti kažkam galimybė susisukti lizdą. Ar atsiras tas kitas automobilis? Kažkam, kas nors norės ten, tai jau ne mano reikalas, žodžiu, palikti. Aš padariau tiek, kiek galiu, padariau nedaug, bet sukūriau sąlygas, žodžiu, kažkieno naudai. Tai toks palyginimas. Žodžiu, nieko labai daug čia atrodo, bet vis tiek pagalvoti, kad
kaip nekontroliuoti, nebūti centre per daug ir kaip būti žmogumi, kuris padeda kitiems gyventi, būti naudingu kitiems. Ir kas man gražu, kad visom prasmėm, čia ne tik religinis klausimas, bet čia ir visuomeninis, ir politinis gali būti. Tiesiog kiek galvojam apie kitus ir kiek prisidedam prie kitų gerovės, kitiems esam naudingi. Kitas palyginimas apie moterį įmaišiusią raugą. Mato Evangelija, 13 skyrius, 33 eilutė, vos viena eilutė. Arba Luko Evangelijos, 13 skyrius, 21 eilutė. Gerai, paskaitysiu gal Matą. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Dangaus karalystė panaši į raugą, kurį moteris ėmė, įmaišė 3 saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Vienas sakinys, trumpas, turėtų būti labai suprantamas, bet Biblija, kaip neretai būna, dažniau kelia klausimų, daugiau klausimų negu atsakymų. Tarp interpretacijų, kurias radau komentaruose, yra tokių. Labai panašiai, kaip ir apie garstyčios grūdelį, neatsitiktinai ir šitie abu palyginimai yra beveik kartu. Per mažus dalykus, kurie žmonių akimis nereikšmingi ir net nematomi, Dievas kūrė savo galingą karalystę. Arba, kaip kad mielių rūgimo procesas nesustabdomai kelia tešlą, taip nesustabdomai ir neišvengiamai auga dangaus karalystė. Galima sutikti ir tokią interpretaciją, pavyzdžiui, atsivertę nauji bendruomenės nariai, priverčia atsiversti visą parapiją arba visą net kraštą, tautą. Dar viena interpretacija, kad tos mielės tai yra Dievo įstatymas, kuris slapta veikia pasaulyje ir persmelkia kiekvieno žmogaus gyvenimą, suteikdamas naują gyvenimo kokybę. Dar vienas komentaras, Dievo karalystė yra paslėpta pasaulyje kaip mielės tešloje, tai tą minėjau. Bet vėlgi, nežinau, ar reikia atskiro palyginimo tam, kad suprastume, kad dangaus karalystė yra nesustabdoma, kad jinai yra galinga. Nes aš galvoju, net ir Jėzaus laikais žodis, kad Dievas veikia, kad Dievas, nesustabdomas, tai pilna ir psalmėse apie tai, Jėzus čia labai nebūtų originalus ir labai kažkuom tai nenustebintų. Bandyti aiškintis, kas tos mielės arba raugas, yra Biblijoje apie juos užsimenama, bet nelabai ką padeda ten tie pavyzdžiai, kadangi mielės yra ir neigiamas įvaizdis, ir teigiamas įvaizdis. Beje, Evangelijose tai labai, šitas atvejis praktiškai ir yra teigiamas įvaizdis. Gal dar galima rasti, bet, kiti, tarkim, saugokitės fariziejų ir Erodo raugo. Kažkas kaip tik yra neigiamas įvaizdis, kuris kalba apie laikyseną, tokią priešingą laikyseną Jėzaus atžvilgiu. Jėzus moko nebūkit kaip fariziejai ar erodininkai. Senajam testamente kartais pabrėžiamas kontrastas tarp raugintos ir neraugintos duonos. Tai va čia, ką nors irgi gal atrasim. Žydai valgė ir vieną, ir kitą. Dabar turėti kažkokį įsitikinimą, kad nerauginta duona yra geriau negu rauginta, yra blogas įsitikinimas, kadangi žydai valgė ir vieną, ir kitą.
Ir netgi rauginta duona, jau be to, kad skanesnė, jinai ir ilgiau išsilaiko negu nerauginta. Tai, žodžiu, viskas už raugintą duoną. Bet mes žinom, kad yra neraugintos duonos šventė, trunka visą savaitę. Ir beje, mūsų mišiose naudojama komunija yra nerauginta duona. Tai va čia truputėlį gal paaiškinsiu, kaip čia yra su tom duonom. Dievas duoda nurodymą savo tautai, Izraeliui, Velykų metu, perėjimo metu, tai yra išėjimo iš Egipto metu, valgyti avinėlį su nerauginta duona. Kodėl? Nėra laiko, kada tą duoną laukti, kol jinai išrūks. Reiškės, tiesiog dėl skubos. Ir dabar Izraelio atmintyje, bet tas įvykis išliks per amžius, jie ir valgo dėl to neraugintą duoną ir avinėlį per kiekvienas Velykas, prisimindami išėjimo iš Egipto įvykį. Ir ne tik prisimindami, va taip kaip, kaip kažkas, kas įvyko kažkada mūsų protėviams, bet prisimindami taip, jog aš pats tame dalyvauju. Iškės, jie valgo karčias salotas, valgo avinėlį, valgo neraugintą duoną, ir tokiu būdu patys išgyvena, aš net sakyčiau, kaip sakramentą, išėjimo įvykio sakramentą. Tai jie to neįvardyja kažkaip taip labai aiškiai, bet jie įvardyja, kad mes, vaikai klausia, ką tai reiškia, ir jie sako, mes išėjome iš Egipto vergovės ir tada mums Dievas liepia valgyti tai ir tai. Apaštalas Paulius taip pat užsimena apie bendruomenę ir įvardyja ją kaip tą, kuri yra naujo maišymo, naujo raugo. Jis kalba taip laiške Korintiečiams, pirmame laiške Korintiečiam 5 skyriui. Jūsų gyrimasis niekam tikęs. Argi nežinote, jog truputį raugo suraugina visą maišymą? Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paaukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Tad švęskite šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona. Panašiai Ignacas Antiochietis 1-2 amžiaus sandūroje, Graikijai, Magnezija, tas laiškas Magnezijai, Magnezijos krikščionims, kuris yra Graikijoje tas regionas, jis irgi nurodo išmes senąjį raugą ir tap naujuoju, kuris siejamas su Jėzumi Kristumi. Dar gana griežtai pabrėžė, ko mes niekada neturėtume daryti, atskirti tarp žydų ir krikščionių. Maždaug taip negali kalbėti apie Jėzų Kristų ir būti judaizmo atstovu. Ir šita interpretacija vis dar gaji, nors, nebesusilaukia bent jau moksliniam lygmenį pritarimo. Tai reiškia, raugas turi ir tokių ir negatyvių, ir pozityvių aspektų, ir mums nelabai ką čia padeda, kaip mes turėtume į jį reaguoti. Jo labiau Galatams laiškas, 5 skyrius. Paulius sako, truputis raugo ir augina visą maišymą. Aš pasitikiu jumis viešpatyje, kad nepriimsite kitokių pažiūrų, o jūsų drumstėjas, kad ir kas jis būtų, susilauks pasmerkimo. Iškės raugas suvokiamas kaip eretinis mokymas. Kažkokios idėjos, kuris įsiskverbia į bendruomenės gyvenimą ir kažkas iš bendruomenės narių susigundo, susivilioja tomis idėjomis. Tai Paulius įspėja. Žodžiu, visos šitos interpretacijos, jos iš esmės kalba apie mieles kaip kažkokį užkratą. Jeigu Jėzus kalbėtų lietuviškai ir Lietuvoje, tai jis sakytų, degutas šaukšto sugadina visą medaus statinę. Tai kaip toliau, gerai, dar toliau įdomi viena čia detalė savo pasižymėjau, kad 11 amžiuje po rytų schizmos, kai skilo bažnyčia į rytų ir vakarų, lotynų bažnyčia ir armėnų bažnyčia
atsižvelgdami į Jėzaus paskutinę vakarienę, o tai yra žydų Velykų šventės minėjimas, tai yra valgoma nerauginta duona, tai vat lotynų bažnyčia, žodžiu, pasisakė ir perėmė šią tradiciją. Mes mišiose naudojam neraugintą duoną. O graikų bažnyčia, rytų bažnyčia, kaip tik nusprendė būtent remdamasi šituo palyginimu naudoti raugintą duoną. Ir jeigu šiandien nueitumėte į cerkvę, tai komuniją jums duotų arba pas graikus katalikus, ukrainiečių bažnyčią, komunija ten duodama su šaukšteliu, duona primirkyta vyno, tokia kaip tyrelė, ir ta duona yra būtent rauginta duona. Tai viskas sukasi aplink tą raugą ir dabar kodėl? Todėl, kad ir palyginimo pavadinimas, kurį mes skaitome, yra apie moterį, kurį maišė mieles arba raugą. Bet gal čia visai svarbu yra ne vien tik raugas. Ir apokrifinė evangelija, Tomo apokrifinė evangelija, beje, kuri jau yra išversta į lietuvių kalbą ir Naujasis židinys yra išleidęs knygą. Rima, primink, kaip jinai vadinasi, slapti žodžiai, kažkas tokio. Va, pasakykit, kaip ten jinai vadinasi. Šie yra slapti žodžiai. Ten yra kelios apokrifinės evangelijos, tarp kurių Tomo, Pilypo ir Marijos Magdalenos. Žodžiu, perskaičiau aš tą knygelę. Tomo labai vertinga, man patiko labai Tomo apokrifinė evangelija, bet, pavyzdžiui, Pilypo tai rekomenduoju prieš miegą. Tikrai ten 2-3 sakiniai ir, žodžiu, iškeliauji į neonų, eonų pasaulį, ten vyksta labai sudėtinga gnostinė literatūra ir, žodžiu, mums kaip krikščionims tai jinai nieko turbūt per daug neduoda, bet kas domisi jau grinai filosofiniu požiūriu, tai aišku, kad ir ta Pilypo evangelija yra labai vertinga. Bet Tomo apokrifinė evangelija tikrai noriu pareklamuoti dėl to, kad jinai tiesiog paprastai kalba ir ten tie palyginimai yra be jokių priedų ir jie padeda kažkaip paimti ir suprasti, kaip mes skaitome sinoptikus Luką, Morkų ir Matą, ar Joną. Nepulkit čia taip pirkti iš karto, žodžiu, bet jeigu norėsis kada nors susipažinti, žinokit, kad lietuvių kalba turime. Tai dabar Tomo evangelijoje, ten yra 111 ar truputėlį daugiau tokių sakymų. Ir 96 sakyme, Jėzaus sakyme, nurodomas toks tekstas. Net ne dangaus karalystė, o tėvo karalystė panašiai į moterį. Ji paėmė truputį raugo, paslėpė tešloje ir padarė didelius kepalus. Viskas, toks palyginimas. Ir matom, kad akcentas labiau yra į moters asmenį sutelktas. Škies personažas pagrindinis yra ne raugas, apie kurį mes galvotume, tradiciškai, kad dangaus karalystė, jinai kaip raugas plečiasi, burbuliuoja, tešla kyla, bet moteris, pagrindinis personažas, kuri įmaišė to raugo, paslėpė jį tešloje ir padarė didelius kepalus. Matas nurodo, jog raugas įmaišytas į 3 saikus miltų. Kas tai per kiekis? Tai yra maždaug 40 kg miltų. Ne kilogramo litrų, 40 litrų miltų, o kilogramais tai priklausomai, komentarai sako, priklausomai nuo grūdo, ten gali būti nuo 18 iki 30 kg. Tai bet kokiu atveju reikia įsivaizduoti 3-4 kibirus miltų, ir suvokti, kad iš to kiekio galima pamaitinti 100 žmonių maždaug. Apie tokį kiekį esama užuominų ir kitose Biblijos vietose. Ir čia tai jums pacituosiu, nes mane, kai
Kai jau dabar žinau, kad tai yra 3-4 kibirai miltų, tai mane prajuokino vienoj vietoj Abraomo elgesys. Abraomas, pradžios knyga, 18 skyrius, 6 eilutė. Pas Abraomą apsilanko 3 svečiai. Tradicija mūsų krikščioniškoji skelbia, kad tai yra pats Dievas, trejybė. Judaizmas kalba apie angelus, kas irgi vis tiek yra Dievo atstovai arba, žodžiu, su dangumi susijęs dalykas. Tai dabar jie apsilanko ir Abraomas, žodžiu, ką jis daro. Viskas vyksta vidudienį, reiškia karštis svilinantis. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir paliepė: greitai įmaišyk 3 saikus gerų miltų, išminkyk ir iškepk plokštainių. Va taip va, žodžiu, Sara, mes žinom, kad jau jai irgi ten amžius geras dar šalia to. Tai, tiesiog plokštainių iš 3-4 kibirų miltų ir dar greitai. Tai nežinau, aišku, kad tekstas nori pasakyti apie perdėtą svetingumą, dosnumą, kas artimųjų rytų kultūrai be galo svarbu. Ir nežinom, kiek tie svečiai bus. Gal ten metus laiko nesėdės, bet galbūt tikrai ne parą, ne 2. Tai, žodžiu, galbūt jie gali būti tik tiek, kol bus tų plokštainių. Čia irgi taip gudriai yra tokių, girdėjau pasisakymų, kad pirmą dieną, reiškia, žydai svečiui pjauna jautį, antrą dieną ten jau ožiuką, trečią dieną jau vištelę. Ir taip, žodžiu, mažina, kad galiausiai duotų susiprasti nelabai supratingiems svečiams. Tai čia pajuokavimai, nežinau kaip iš tikrųjų. Bet dabar žodžiai, kurie irgi labai įdomus, tai yra plokštainis. Plokštainis graikiškai yra enkrypsijas. Ir kitas žodis, veiksmažodis paslėpė, yra enkrypto. Iškis labai panašiai skamba tie žodžiai. Ir galbūt čia ir yra irgi kažkoks žodžių žaismas. Plokštainis ir įdomu, kad tekstas mes verčiam visi įmaišę, bet iš tikrųjų paslėpė raugą. Ir ta moteris paslėpė raugą tešloje. Paslėpti yra enkrypto, krypta nuo šito žodžio, tai kas yra po grindim, ar katedroje, ar kur nors kitur. Tai čia yra labai graži įžvalga, kurią perskaičiau, skaitydamas apie pradžios knygos 18 skyrių, kur Sarai sakoma įmaišyk arba paslėpk, žodžiu, greitai. Yra galimybė mąstyti apie įsčias, kad va tai, kas vyksta viduje, kas yra nematoma. Ir juo labiau, kad tie 3 svečiai pažadės Sarai ir Abraomui, kad po metų susilauksit sūnaus. Tai vat graži ta mintis tokia, kad palyginimas susijęs su moters kūnu. Jėzaus laikais, beje, moteris metaforiškai buvo aptariama kaip krosnis, kurioje kepama duona. Tai va tas toks, nežinau, čia ne tiek apie vaisingumą, kiek daugiau galbūt apie galimybę kažką pamaitinti. Bet link tos krypties aš eičiau. Galima mąstyti ir apie apvaisinimą, apie nėštumą, ta prasme, galvojant, kad į žmogaus gyvenimą Dievas įmaišo šventąją dvasią, pavyzdžiui, kuri mus keičia, mumise auga, mumise plečiasi kaip įsčiose, kuri keičia mūsų vidų arba mūsų širdį. Tai, šiaip labai jau čia labai filosofiškai, bet ta mintis man visai patiktų. Jo labiau, kad, slapta tas vyksta nematant, paslėptai.
Bet, kaip jau mes žinom, gali būti viskas daug paprasčiau, daug natūraliau. Tiesiog moteris ruošia tešlą duonai. Ir čia, kas turi stebint, tai va tas nenormalus kiekis. 3-4 kg miltų, nežinau, kiek ten išeis tų plokštainių, arba kiek išeis tų kepalų. Bet galbūt dangaus karalystė tiesiog bus matoma, kai visi turės pakankamai duonos. Ta moteris užmaišė, neaišku, kas keps. Neaišku, kas valgys netgi. Jinai vėl labai panašiai kaip ir garstyčios grūdelėje padarė kažką labai paprasto ir toliau palieka, žodžiu, be jokių ten kontrolės mechanizmų. Kitas dalykas, kurį labai svarbu, man atrodo, atrasti, skaitant šį palyginimą, nepaisant tokių visų kilnių įvaizdžių apie dangaus karalystę, jinai gali būti tiesiog paprastame kaimo vaizdelyje. Bet moteris prie krosnies kepa kažkam duoną ir tame yra dangaus karalystė. Ne, kad jinai džiaugiasi ten kvapu duonos arba ten kaip čia viskas bus ekologiškai padaryta, bet džiaugiasi, kad kažkas valgys. Kažkas turės, metaforiškai kalbant, gyvenimą ir išgyvenimą. Mūsų vėlgi gyvenimuose įprasta galvoti apie rezultatą, viską apskaičiuoti ir kuo mažesnėmis sąnaudomis gauti kuo didesnį rezultatą, o čia matome atvirkštinis procesas. Be skaičiaus, nesitaupant. Kita pamoka yra ta, jog kartais mes įsivaizduojam, kad dangaus karalystės erdvė gali būti tik tai tam tikros specialios vietos. Pavyzdžiui, bažnyčia, karitas, ten, nežinau, Maltos ordinas, klauzūrinis vienuolynas. O pasirodo, dangaus karalystės erdvė gali būti visiškai čia pat. Gali būti virtuvė, gali būti laiptinė, gali būti troleibusas. Žodžiu, bet kur tik yra žmogus, ten gali būti dangaus karalystės erdvė. Ir man gražus vienas pavyzdys, kuriuo aš pasidalinsiu, šiaip yra ir daugiau pavyzdžių. Gal jums esu kalbėjęs apie malonės troleibusą. Galva dabar atėjo, nes va čia apie troleibusą užsiminiau. Žodžiu, dabar kaip čia padaryti, kad aš nelabai girčiaus ir nelabai čia išpuikčiau, bet savo gyvenimą turėjau tokią patirtį. Kai dirbau mokesčių inspekcijoje, važinėdavau iš naujininkų į darbą. Ir, žodžiu, tie troleibusai rytiniai va tokie. Visokių žmonių, vieni pikti, žodžiu, dėl to, kad anksti viskas vyksta, kiti dėl kitų priežasčių pikti, visokių kvapų ir taip toliau, nu, žodžiu. Ir dar atvažiuoja pilnas troleibusas, susigrūdė visi, nu, bet vaizdelis toks. Ir, žinot, važiuoji piktinės, nu, normaliai, kitaip, ir taip kiekvieną rytą. Kol kažkaip tai atėjo tokia į galvą mintis, tiesiog laiminti tuos žmonės, kurie įlipa į tą troleibusą. Dieve, būk su jais, Dieve, duok jiems šiandien patirt džiaugsmą. Ir tada, žinot, sustoja tas troleibusas ir tu matai stotelėje daug žmonių ir galvoji, nu kaip gaila, kad jie visi čia nesutilps, bet bandai pasispausti, nu kažkaip, kad vat, dar kas nors, dar bent vienas. Ir va čia yra dangaus karalystė. Aš tada dar to nežinojau, kad čia yra dangaus karalystė. Aš tiesiog, nu va, kažkaip turbūt Dievo įkvėptas, geros širdies jaunuolis, bandžiau kažkaip spręsti tą nuolatinį rytinį pyktį ir pakeisti jį vat, kažkuo kitu. Tai dabar jūs galit pagalvoti apie kamščius, kuriuose mes dažnai stovime, ir kiek ten energijos išeikvojam, ir kiek kantrybės ten, žodžiu, prarandam, vietoj to, kad galbūt galėtume iš viso to padaryti dangaus karalystę. Be jokių didesnių pastangų, nusišypsant
kažkam palaiminant mintyse, šiaip mintyse laiminkit, taip jau kol kas mūsų visuomeniai geriau. Ir ypač jeigu anytas ar ten dar neišprovokuot buitinių skandalų nereikalingų. Jo. Kitas pavyzdys, kuris man yra labai gražus, kurį nesenai visai atradau apie dangaus karalystę, tai buvo, nuvažiavau į Kernavę. Vienas kunigas, bičiulis ten darbuojasi ir jis turi katiną vardu Ryžikas, kuris turi savo Instagramą ir, žodžiu, vienintelis katinas Lietuvoje. Jeigu turit kas mobilius internetą, paskui įlyskit, pasižiūrėkit apie tą katiną. Dabar kuo jis mane sužavėjo? Man iš karto pasirodė, kad su dangaus karalyste yra kaip su Kernavės katinu. Kernavės, nežinau kaip kirčiuoti teisingai, kuris, žodžiu, nieko ypatingo nedaro. Trinasi ten aplinkojas prie žmonių, bet klebonas yra padaręs aukų dėžutę, pastatęs ten prie vienos kavinės Kernavės piliakalnių katinui. Ir jūs nepatikėsit, bet tas katinas išlaiko save, išlaiko šunį, išlaiko vienuolės ir dar gali klebonas iš jo pasiskolinti. Žodžiu, ir jo, galim ten, žodžiu, kiti važiuoja grinai to katino pasižiūrėti, ten visokių yra tikslų, bet tas paprastumas, kad dangaus karalystė, katinas net nesuvokia apie ją nieko. Bet aplink jį verda gyvenimas. Jis tapo tuo krūmu, kurio šakose paukščiai randa namus. Ir, žodžiu, kiek nedaug reikia, kaip kartais mes nardom po visokias religijas, bandydami atrasti kažko be galo, be krašto, aukšto, įspūdingo, kažkokį dvasingumą, tokį labiau gal reklaminį. Vietoj to, kad tiesiog aš manau, kad Jėzus moko, čia kur esi, bandyk gyventi, džiaugtis, padėti kitiems gyventi ir tai ir bus dangaus karalystė. Tai man be galo gražus, aš galvoju, jeigu man reikėtų šiandien kurti palyginimus apie dangaus karalystę, tai būtų jį panašiai į Kernavės katiną, kuris, žodžiu, leidžia gyventi kitiems, pats to net nesuprasdamas. Ir mes juk nuolat sukamės tarp paprastų dalykų, kur visuomet gali rastis erdvės padaryti kažką mažo, kas bus naudinga kitiems. Net ne finansiškai, bet ir emocijų prasme, nuotaikos prasme, žodžiu, tiesiog buvimo žmogumi prasme. Ką jūs dabar pasakysit? Ar tęsiam, ar... Gerai, tada dar vieną palyginimą, kurį girdėjom sekmadienį. Apie vynuogyno šeimininką. Mato Evangelija 20 skyrius, 1-16 eilutės. Vis tiek, kaip sakiau praeitą kartą, nežinia, ar čia mes susitiksim po savaitės, visko būna gyvenime, bet smagu, kad jūs klausot ir turit kantrybės. Ir kitiem darysim čia to nuostabu. Palyginimas apie vynuogyno šeimininką. Vynuogyno darbininkai mūsų Biblijose. Dangaus karalystė panašiai šeimininką, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis paėmė kitus stovinčius aikštėje be darbo.
Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11 jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo. Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynuogyną. Atėjus vakarui vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui. Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas paskutiniais ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdyti apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji manė daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką. Ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, ar aš tavęs neskriaudžiu, negi ne už denarą susiderėjai su manimi, imkas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu. Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Tu aš irgi turiu atsigert, kad nenualčiau. Aišku, pavadinimas jau tam išmokom netikėti. Palyginimas apie vynuogyno darbininkus, o iš tikrųjų kalba apie šeimininką. Tai prie to prieisiu. Galbūt mes iš tikrųjų dėl to, kad yra tas pavadinimas apie darbininkus, iškart ir mąstom apie santykius tarp darbuotojų. Ir ten yra ką pamastyti, iš tikrųjų tai provokuoja nebūti pernelyg teisingais. Ar ne, kaip mes, jeigu kalbėtume apie interpretacijas tokias, kaip pavyzdžiui, nuo jaunystės esi ištikimas bažnyčiai, Dievui, laikaisi įsakymų. Ir dabar kažkas ateina prieš pat mirtį, Jėzau pasigailėk ir, žodžiu, tas pats atlygis. Mus truputėlį erzina, bent jau, kad jau Dievas gerai, bent jau pirmoje eilėje tegul ten rojuje kažkur sodina tuos, kurie ištikimi jam buvo, kažkokiu būdu vis tiek tą pranašumą, kad mes jaustumėmės gerai tie ištikimieji bažnyčios žmonės. Bet, žodžiu, palyginimas greičiausiai nori kalbėti apie dar daugiau, ne tik tai. Šiaip apskritai žydai 1 amžiaus, bet ir visam Senajam testamente, jeigu išgirsta žodį vynuogynas, iš karto aišku, kad kalba yra apie Dievo tautą, apie Izraelį. Mums, katalikams, krikščionims, tai yra irgi, galim sakyti, bažnyčios erdvė, bet kaip Dievo tautos. Ir aišku, kad tada vynuogyno prižiūrėtojas yra Dievas, lyginamas su Dievu. Šitas palyginimas leidžia mums Dievu laikyti tą šeimininką, nes jis tikrai elgiasi labai, taip kaip mums patiktų, kad Dievas elgiasi. Dosnus, kviečia darbuotojus į savo vynuogyną, čia galim pašaukimo temą vystyti. Ir turbūt tik tai yra problema, kad mes, galvodami apie darbininkus, neišmokstam to, ko mus moko šitas šeimininkas. Elgtis taip, kaip jis. Kažkas savo gyvenime neskaičiuot. Prie to dar prieisiu. Kaip interpretuojama šitas palyginimas? Dauguma komentarų vynuogyno šeimininką pristato kaip Dievą, Dievo simbolis, pabrėžiant jo gailestingumą ir jo dosnumą. Dabar bažnyčios tėvai, aptardami darbininkus, tarp pirmųjų mato Adomą, Nojų, Abraomą, Mozę ir paskutinieji yra pagonis. Ir, aišku, išprovokavo interpretaciją, kad žydai murma
Žodžiu, kodėl čia pagonims tas pats atlygis. Bet jau mes žinom, kad tokia interpretacija bloga. Dar kiti galima galvoti be krikščionių, tarkim, vien tik tai apie judaizmą, kad kai kurie neša įstatymo naštą visą gyvenimą ir tada jie tikisi atlygio kažkokio didesnio, negu tie, kurie bando to įstatymo laikytis labai minimaliai ir tik tai, sakytume, paskutinėmis gyvenimo dienomis. Gerai, kažkokia mintis buvo, pabėgo. Neteisingumas tų atžvilgių, kurie dirbo visą dieną, nėra blogas charakterio braižas. Ta prasme, kad tai, kad jie piktinasi, nieko blogo nėra, tai yra teisinga, čia nereiktų žvelgti kažkokio pavydo, bet jeigu tik tai bent kažkokiu minimaliu būdu visą tai kreips mus link fariziejų ar rašto aiškintojų ar žydų tautos negatyvaus vertinimo, iš karto atmeskim. Nes Dievas negali pats savo prieštarauti, jis Senajame testamente yra mylintis žydų tautą ir dėl to negali jos nekęsti Naujam testamente. Šeimininkas, jau supratom, kad jis čia yra svarbiausias. Beje, žodis graikiškas yra oiko despotas. Despotas yra graikiškai šeimininkas, namų šeimininkas oiko despotas. Tai tą žodį, kaip mes šiandien visai kitaip naudojam, visai kita prasme. Mums despotas yra kaip tik ne šeimininko, o tirono įvaizdis. Kartais šeimininkas, man atrodo, yra Dievas, taip. Bet kartais šeimininkas tai yra tiesiog šeimininkas ir šis šeimininkas susideri po denarą dienai su darbininkais. Ryte. Tos valandos, kurias mes skaitome, nežinau, ar jūs pasižiūrit, gale Biblijos yra visą laiką ten paaiškinimų tokių ilgio, mato, laiko vienetų. Tai ten reikėtų, kai skaitom ir šitoj vietoj, ir paskui, kai Jėzaus kančios istoriją skaitysim, tai žinoti, kad pirmieji buvo nusamdyti 6 ryto. Ir kas 3 valandas. Antrieji 9, tretieji 12, tada 3 ir tada ne 6, bet 5, nes jau 6 vyksta atsiskaitimas. Žodžiu, va taip. Tai tiesa, tarp interpretacijų dar pirminė bažnyčia interpretavo, kad laiko prasme, reiškia, va tas valandas, kad pirmiausia nuo Adomo iki Nojaus, tada nuo Abraomo, apskritai Abraomo laikas, paskui nuo Mozės iki Kristaus, žodžiu, tą laiką skaidė pagal pranašus arba patriarchus. Arba gražiai irgi interpretacija ir jinai galioja mąstyti apie tas valandas kaip apie savo gyvenimo tarpsnius. Vaikystė, jaunystė, branda, senatvė. Žodžiu, kad šeimininkas kviečia į savo vynuogyną įvairiais gyvenimo tarpsniais. Tai jeigu galvotume, kad esam tas pats žmogus visuose tų darbininkų įvaizdžiuose, tai tada mums nekiltų konflikto. Maždaug vis tiek man atlygis tas pats, ar aš ten pašauktas nuo vaikystės, ar aš pašauktas senatvėje. Denaras, kas tai per suma? Dienos uždarbis, tokią algą siūlydavo darbdaviai ir tokios algos tikėjosi samdiniai. Žodžiu, tiesiog Romos imperijos teritorijoje Jėzaus laikais buvo nustatyta, kad dienos uždarbis yra 1 denaras, iš jo gali išlaikyti šeimą maždaug 3-5 dienas, turėti maisto. Tai žodžiu, šitas atlyginimas yra teisingas, žodžiu, jis yra ir orus,
Bet jisai taip pat yra ir minimalus atlyginimas, kurį numatė teisė. Negalėjai suderėti dirbti už mažiau. Už daugiau galbūt galėjai, bet už mažiau negalėjai suderėti dirbti. Ir įdomu, kad darbdavys su samdiniais susiderėjo iš karto ir tas žodis susiderėjo tekste yra pavartotas graikiškas žodis, kuris reiškia arba skamba simfonija, simfonėjo. Žinom, kas yra simfonija, tai kas yra darnu. Žodžiu, jie susitarė, ten abu patenkinti ir tie pirmieji žinodami, kad gaus denarą ir aišku darbdavys, jie atliks darbą, sumokėsiu denarą. Tai dabar, kodėl visą tai kalbu? Nes paskui yra pastaba, kuomet susiderėjo su darbininkais, suderėjo už denarą. Dabar su visais kitais buvo suderėta taip. Ne konkreti suma, bet kas bus teisinga, sumokėsiu. Kas bus teisinga, sumokėsiu. O teisinga yra būtent denaras. Reiškia, jisai nesako, kad sumokėsiu denarą ir tie, kurie paskutiniai ateina dirbti, jie turbūt, tikrai gal ir nesitiki to denaro. Bet esmė, kad sumokėsiu, kas teisinga. Dabar kur yra problema? Problema, kad tie pirmieji darbininkai tarytum siekia teisingumo, bet elgesi būtent neteisingai jie, ne šeimininkas, o jie. Nes šeimininkas moka tiek, kiek numato teisė, tiek, kiek tuo metu paplytę, nusistovėjusi suma. O jie nori, kad šeimininkas nesilaikytų teisės. Reiškia, kad arba šitiem paskutiniam sumokėtų mažiau ir tada viskas gerai, arba mums sumokėtų daugiau ir tada irgi viskas bus gerai. Bet gavo tai, kas yra teisinga. Galėjo šitos pamokos jie neišmokti, jeigu būtų atlygis išmokamas pradedant pirmaisiais ir baigiant paskutiniaisiais. Gavo savo denarą, išėjo laimingi, paskutiniai irgi gavo denarą, išėjo laimingi. Bet matyt, sąmoningai čia šeimininkas nori pamokyti darbininkus, kaip jie turi elgtis. Ar ne? Ir jeigu nebūtų šito apvertimo, tai mes irgi nesuprastume palyginimo esmės. Dar viena pastaba apie tai, kad kartais pirmieji bus paskutiniai, paskutiniai bus pirmieji, mes suprantam kaip kažkokia žeminimo prasme. Pirmieji išaukštinami, o paskutinieji pažeminami. Čia aš galvočiau, kad mintis yra, jog jie gauna visi tą patį atlygį. Ir nelabai svarbu, ar tu pirmas ar paskutinis. Tiesiog kaip paskutinis, tu tampi pirmas tam, kad kitiem taptum ženklas. Tie pirmieji, kurie tapo paskutiniai, jiems reikia to ženklo. Žodžiu, daugiau galvoti ne apie kažkokį pažeminimą, bet apie tai, ko moko tas palyginimas. O moko, aišku, pirmiausia, džiaugtis. Džiaugtis kitų žmogumi. Dabar, kas čia svarbiausia visam šitam palyginime? Svarbiausias yra šeimininko elgesys. Jis galėjo nusisamdyti darbuotojų iškart pakankamai. Nepanašu, kad tie pirmieji darbininkai nesusitvarko su darbu. Jie tikrai turbūt jį laiku atliks, viską padarys. Bet šeimininkas eina vėl į aikštę po 3 valandų ieškoti žmonių. Čia yra dangaus karalystės esmė. Kaip padaryti, kad kuo daugiau žmonių būtų perkeltine prasme įdarbinti. Kad jie turėtų gyvenimo prasmę, kad jie nesirgtų depresijom, kad jie nestovėtų be darbo. Reiškias, šeimininkas ryžtasi net pelno prasme nuostoliui, nes jisai samdo daugiau darbininkų, negu jam reikia iš tikrųjų. Nežinom, galbūt kažkas atvyko iš tolėliau ir 6 ryto pasirodyti miesto aikštėje nėra taip jau paprasta, jeigu gyveni nuo miesto už 20 kilometrų. Taigi jis ėjo vėl ir vėl ieškoti kitų žmonių,
sudarant galimybę, suteikiant galimybę jiems gyventi ir išgyventi. Duoti mažiau negu denaras šeimininkas negalėjo, nes ta suma neužtikrins minimalaus orumo to žmogaus. Ir čia kalbama ne tik apie pinigus, bet kalbama apie vėl galimybę padėti kitam žmogui gyventi. Galim galvoti apie laiką. Pavyzdžiui, duoti kitam 1 denarą reiškia duoti tiek laiko, kad tas susitikimas leistų žmogui suprasti, kad jis laikomas žmogumi. Ne ten pusę sekundės, minutę ar kažką, bet kad įvyktų pokalbis, kad įvyktų susitikimas. Ir tada aš galiu vienam nuo pat ryto skirti tiek laiko, kitam galiu galbūt tik vakare, bet skirti irgi kokybinę prasme tokį patį laiką. Tuoj pažiūrėsiu dar. Galbūt šituo palyginimu Jėzus kalba ne tik apie laikų pabaigą, kur čia aišku gražiai peršasi ta interpretacija, kad nesvarbu, kiek mes gyvenime darbuojamės dėl bažnyčios, dėl kitų, mes vis tiek visi gausime tą patį atlygį, tai yra dangaus karalystė ten rojuje. Bet galbūt Jėzus kalba ir apie daug paprastesnius dalykus, ne apie išganimą, kuris laukia mūsų tenai, bet apie išganimą, kurį mes sutinkame čia. Ir kuris yra net sunkiau, negu galvoti apie laikų pabaigą. Žodžiu, galbūt Jėzus ragina mus susitikus žmogų, kalbėti ne apie pragarą, rojų, ten mūsų likimus, bet tiesiog paklausti, ar tu turi kur šiandien nakvoti. Ar tu, ypač jeigu matom iš to, kaip žmogus atrodo, kaip apsirengęs, ar tu šiandien valgiai. Bet tai yra dangaus karalystė, kurios moko Jėzus. Ne pinigus skaičiuot, bet žmonės matyt, žmonės skaičiuot. Kuo daugiau jų pritraukt, suteikiant galimybę jiems gyventi ir išgyventi. Taigi palyginimas moko rūpesčio kitais čia ir dabar. Ir tai, kas yra darbininkams sąžininga, nebūtinai sutampa su Dievo logika. Čia irgi man be galo gražu denarą suvokti kaip atlygį. Žodžiu, kad tas denaras yra pats santykis su Dievu. Ir kad santykis su Dievu jis negali būti mažiau vertingas arba daugiau vertingas. Kad yra tiesiog tas denaras kaip simbolis, pats santykis su Dievu. Tai ko mes mokomės iš to? Mažiau murmėti, daugiau džiaugtis, jeigu tapatinamės su darbininkais. Galėjo šitas palyginimas baigtis labai gražiai, visi švenčia. Bet mokytis taip pat ieškoti kitų žmonių. Eiti ir nuolat ieškoti, sudarant galimybės, pavadinkim, dirbti, įdarbinant žmonės. Kurti darbo vietas, negalvojant vien apie pelną, bet apie darbuotojų poreikius. Atsilyginant jiems už suteiktas paslaugas, bet atsilyginant taip, kad būtų užtikrinti jų esminiai poreikiai. Vertinti labiau darbuotoją negu darbą. Tai čia jau tiesiog veriasi socialinio bažnyčio mokymas. Socialinis bažnyčios mokymas, kuris kalba apie tokį darnų darbuotojų ir darbdavių santykį. Galiu biškelį provokuoti, neturėtų Seimo nariai uždirbti daugiau negu kaimo mokytojo pagal šitą palyginimą. Turėtų gauti visi vienodai. Neturėtų ir mokytoja reikalauti, kad jai būtų mokama kaip Seimo nariui. Žodžiu, irgi, bet pamatyti ir kitą pusę, ar ne? Tiesiog alga turi užtikrinti normalų pragyvenimą. Normalus pragyvenimas, tai reiškia, kad dabar kiekvienas pats savo mes nusistatom tuos kriterijus.
Bet, tiesiog kaip mes šiandien įsivaizduojam tą normalų pragyvenimą, vidutinis pragyvenimas ir bus normalus. Tai neturėtų įmonėje lopti tik savininkai ir pelno gavėjai, bet turėtų tas pelnas, jeigu jau įmonė tikrai klestinti, būti paskirstomas visiems darbuotojams. Ir aišku, neturėtų darbuotojai ten pernelyg siaubti tą įmonę su visokiais streikais ir taip toliau. Tai, žodžiu, aš manau, kad palyginimas yra apie tai, yra apie tiesiog darbinius santykius, nes mes ir su jais susiduriam. Atrasti, kad esam vieni nuo kitų priklausomi. Ir jeigu esam vienoj pusėje, kaip darbdaviai, tai mokomės atsakomybės už darbuotojus, jų vis daugiau įtraukiant, ieškant, padedant. O jeigu esam darbuotojai, tai tada, žodžiu, aukotis, dirbti dėl irgi bendro gėrio, dėl tos įmonės ir kurti santykius su kitais bendradarbiais, kaip su žmonėmis. Religinė prasme taip, galima ir girdime dažnai, tai kai pasensiu, tada pradėsiu vaikščioti į bažnyčią, tada ten skaitysiu šventą raštą. Žodžiu, kitaip tariant, tada ir eisiu į tą aikštę ir tegul šeimininkas mane ten tada ir pasikviečia. Bet ar rasis toks darbdavys, kuris tave senatvėje staiga ims ir pradės ieškoti tavęs vakare? Ar aš pats suprasiu tiek, kiek galiu suprasti, būdamas jaunas, neatidėliot visko senatvėje? Tai bet kokiu atveju eiti ir ieškoti mums kaip šeimininkas yra dangaus karalystės logika. Elgtis kaip Dievas, būti dosniam, būti palankiam, nes Dievo reikia visiems, saulės reikia visiems, lietaus reikia visiems ir visiems reikia džiaugsmo, nesvarbu esi jaunas ar senas. Tai tiek, kiek prisidedam prie to, tiek ir patys jaučiam dangaus karalystės patirtį ir kitiems ją sukuriam. Bet čia, man atrodo, ir yra šito palyginimo esmė. Nepasiklysti algose ir buhalterijoje ir teisime, bet tiesiog įdarbint kuo daugiau žmonių, įdarbint perkeltinę prasme, kurti darbo vietas, kurti prasmę kitų žmonių gyvenime, jiems padėti ją atrasti ir jie džiaugtis. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Nes čia svarbu, kad visi turėtų pakankamai. Žodžiu, tas labai, man atrodo, palyginimo svarbiausias momentas.